Panevėžys – kūrybiškiausias miestas Lietuvoje. Tik pas mus įvažiavus į miestą jūs pasitiks ginklų reklama, už kurios atsiveria didžiausių Panevėžio kapinių platybės. Tik mūsų turgelių bobutes gąsdina ne kasos aparatai, bet šalimai įsikūrusio prekybcentrio nuolaidos ir akcijos. Tik pas mus romantiškiausio viešbučio pašonėje prisišliejęs greitųjų skyrybų centras, nes mūsų mieste apie viską pagalvota. Labas vakaras, pradedame mūsų spaudos konferenciją. Norime pranešti, kad šiandien 18 valandą mūsų padalinys atliko kratas pas įtariamuosius marihuanos prekeivius. Ir iš viso buvo konfiskuota 2 kilogramai marihuanos. 1 kilogramas. Klausimų bus? Sveiki visi! Fedinas, O čia Paulius. ir mes esame jaunų žmonių kolektyvo, turinčių naujų ir inovatyvių idėjų šiam pasauliui kurti atstovai. Mes esame jaunuoliai iš Panevėžio. Panevėžys tai Aukštaitijos sostinė ir dar labai gerai žinomas kaip eco-friendly miestas. O kadangi gimėme ir užaugome šiame savotiškai išreiškiamo gerumo mieste, Aš rajoną. o kadangi gimėme ir augome Panevėžio apskrityje, žinome, kad savo daiktus reikia saugoti. Jei girdi dak ragelį. Ne. Prašau, taigi mamai reikia paskambinti. Taigi, gyvendami tokiamis sąlygomis mes labai gerai išmokame saugoti savo daiktus. O pasak to, išradome inžinerinį stebuklą. Vskav. Mūsų išradimas pirmiausia apsaugos jūsų dviratę transporto priemonę nuo bet kokio lygio dvikojo vagio. Vagies. Vagies. O visų antra, jį labai gerai pamokys. Tad per daug neišsiplėsdami, apžiūrėkime mūsų produkto sudedamasias dalis ir jo veikimo principą. Tai yra Vskav. Mūsų produktas yra neįtikėtinai patvarus. Jis yra neįtikėtinai lengvai transportuojamas. Be mūsų kūrinio savo gyvenimo neįsivaizduoja joks dviratininkas. Taipogi, jis yra be proto pigus, nes yra pagamintas iš kokybiškų Wagner medžiagų. O norėdami šį produktą pristatyti jums visiems, kai surinksime 100 000 eurų, jūs produktą rasite mūsų internetinėje parduotuvėje info.vskav.biz.co. Pasvirasis brūkšnys shop. Taigi, išbandykime mūsų Vskavą natūralioje Panevėžio aplinkoje. O tam mums prireiks geriausio Aukštaitijos triatlonininko dviračio, kurį jis labai myli.
Pradėkime demonstraciją. Priviliojame pirmąjį vagį. Stebėkime mūsų produkto efektyvumą. Taigi, matome, kad dviratis apsaugotas, Vagis pamokytas. o mūsų produktas puikiai veikia. Viskav. Das virvė. Aš esu Paulius. Aš esu Darius. Ir taip, jūs žiūrite pačią geriausią laidą pasaulyje automobilių fanams. Top Gear Lietuva. Sužinoję, jog Top Gear vis dar ieško naujų idėjų bei žmonių, mes nusprendėme padaryti tiesioginę transliaciją iš Lietuvos. Ir pirmasis mūsų laidos epizodas apie tai, kaip prieš perkant naudotą automobilį, jį reikia labai gerai apžiūrėti. Ypatingai norėtume padėkoti mūsų nuostabiai viešniai Danutei, kuri nusprendė paskolinti savo vienintelį įmonės automobilį tam, kad mes išbandytume jį geriausioje Lietuvoje – Test Drive aikštelėje. Tad pasitikime mūsų viešnią Danutę. Mūsų Test Drive specialistas Darius parodys, kokie šio nuostabaus automobilio privalumai ir į ką reiktų atkreipti dėmesį perkant tokios markės automobilį. Tad skubėkime į mūsų Test Drive aikštelę, kur išbandysime jūsų automobilį. Kaip sugalvojate atvykti pas mus į laidą? Pradedu šeimos keksiukų verslą, todėl nusipirkau už ilgai taupytus pinigus automobilį. Norėčiau sužinoti, ar jis yra tikrai toks geras, kaip man rekomendavo pardavėjas. Na, pasižiūrėkime, ar tai buvo geras pasirinkimas. Taigi persikėlėme į mūsų Test Drive aikštelę, kur netrukus mes išbandysime Fiat Ducato 2000. Norėčiau pristatyti savo asistentus, tai būtų Paulius ir Dinas, kurie man padės patikrinti šį automobilį. Na, iš pradžių apžiūrėkime jo kėbulą išorę, kaip matome, jisai yra gan tvarkingas. Pagaliau įsigavome į automobilio vidų. Salonas gan erdvus, kvapas geras, vairas patogus, todėl nekantrauju išbandyti šį automobilį kelyje, išbandyti jo važiuoklę. Labai patinka man šis vairas, sutvirtinta izoliacija, labai patogus laikyti. O, bėgių svirtelė, šiek tiek pakalbėkime apie ją. Ši bėgių svirtelė turi 6 eigas, tai būtų atbulinė R raketa ir taip pat 5 pavaras į priekį. Manau, kurkime automobilį ir pajudėkime į kelionę pirmąją. Važiuojame labai patogiai. Duobė sugeria tiesiog važiuoklę nuostabiai. Na, šiek tiek pašalinių garsų girdime. Kadangi Danutė naudos šį automobilį savo verslui, mes nusprendėme ją šiek tiek nustebinti ir šį automobilį patobulinti. Dabar mūsų meistrai šiek tiek tuninguoja mūsų automobilį. Kadangi Danutė naudos jį verslui, tai mes nusprendėme jį padaryti kuo labiau naudingesnį verslui, tai būtų prekėjimas tiesiogiai iš automobilio. Pagal mūsų idėją netrukus atsiras staliukas, kuris puikiai pagelbės prekiauti mugėse, per Panevėžio miesto gimtadienį. Štai taip pat atsiranda ir stogelis. Stogelis, kuris apsaugo ir nuo lietaus, ir nuo sniego, ir nuo kitų katastrofinių situacijų. Atsargiai. Kadangi šis automobilis bus naudojamas ilgoms kelionėms, todėl ypač svarbu patikrinti garso izoliaciją. Ir mes tai dabar pabandysime padaryti.
Na, garso izoliacija deitin kokybiška. Salonas laiko gerai orą. Pakankamai patvarus, kaip matome, iš storos plasmasės pagamintas. Dar šiek tiek ir detalių laisvų liko. Po eksperimento kažkodėl nebeužsidaro duris, bet mes šią problemėlę ištaisysime savaip. Na, štai ir mūsų asistentai, kurie atnešė mano darbo įrankius. Šią idėją mes pasiskoliname iš statybų rinkos, tačiau ją bandysime pritaikyti automobilių sferoje. Geriau nei iš gamyklos. Važiuojant atbulinė eiga yra sudėtinga be veidrodėlio, todėl reikia atsidaryti duris. Šiek tiek užkliūdėme rampą. Na, bet mes pamėginsime sutvarkyti šį trūkumą. Taigi, išlipkime iš transporto priemonės. Durys yra patvarės, jos dar kol kas darinėjasi. Žodžiu, viskas jam gerai, tik tais trūksta vieną dalyką – simetrijos ir aerodinamikos. Dėl to reikia numušti antrą veidrodėlį ir viską ištaisyti. Pauliau? Šaunuoliai, vyrai, šaunuoliai! Taigi, kolegos pametėjo genialią idėją, kaip išspręsti šio automobilio simetrijos bei aerodinamikos problemas. Kolegos. Taigi, 1. Super. Bandelių pardavimo diena yra žiauriai ilga, todėl labai dažnai užsinori kai ko. Mes su kolega tam išradome labai naudingą aparatą. Autobusiuke integruota pulika. Važiuojant atbulinė eiga mes turime mažą problemėlę su matomumu. Gal kolegos pasiūlė sprendimo būdą? Idiotai, jūs ką jūs iš mašinos padarėt, ką? Kur jūs žada dabar įsidarbinti? Jums neties drive aikšteliai dirbti, jums laužinė. Ir tai sargu tik tai. Von, kad nematyčiau jūsų, nei vieno. Idiotai jūs prakeikti, diletantai, modifikatoriai didieji, meistrai, inžinieriai. Eikit jūs. Na, iš tikrųjų galėčiau pastebėti, kad ne visada filmavimo aikštelė vyksta taip, kaip mes esam suplanavę. Kartais idiotai jūs! Šiandienos bandymai baigti ir galime drąsiai teigti, jog automobilis atlaikė visus mūsų išbandymus, visas mūsų modifikacijas ir gali keliauti pas Danutę į verslą ir dirbti ilgus metus bandelių versle. Baigti gerti man arbatą. Pasakysiu tau, ką žinau, bet nemato. Į šią dainą sudėjau gyvenimą, laukimą, tikėjimą, baimės ir nerimą. Noriu tau priminti, ką mokė motina ir tėvas. Nuo tamsių minčių išvalyti kiemą, kad vėl tikėtum į vaikystės idealais. Pamiršus visus šou serialus, pažiūrėk pro langus, kaip sekasi kaimynui, kaip laikosi žmogus, kuris vėl sėdi nusiminęs. Ei, nereikia viso šito negatyvo, aš žinau, kad tavy galiu pasėti grūdą pozityvo. Jis pavasarį sutiks, kaip žemkentys, tad būki žemdirbys, kovoki iki galo, derlius tavo, o ne tų kvailių, kurie jį kopijavo. Laikas kilti, laikas save iš naujo pamilti, nuvilti tuos, kurie norėtų, kad toj pačioj skylėtų pėtum. Laikas kilti,
nuvilti tuos, kurie norėtų, kad toj pačioj skiliai tupėtum. Kaip save mylėti, kai nesiseka tikėti, gėrio idėja, kurią Dievas įdėjo, daug išminčių kalbėjo, jei nenorėsi laimę, kaip savo paties ausis pamatysi, finale atsakysi, ne dėl to, kad suklydai, o už tai, kad niekada neišdrįsai dovanoti kitam save, tiesiog už ačiū, kad po to atgalios gautum dvigubą, prašom, mes rašom daugybę tuščių atvirukų, manom, kad žodžiai tai būtent ko trūko, man trūko kantrybė, ramybės neduosiu, kol pančiai likimo nepasiduosiu.